Labas vakarėlis, draugai. Nu va, vėl kažkaip užsivėlinau. Šiandien buvo susitikimų nemažai, fainas laikas, buvo turiningai praleistas. Ir ką norėjau pasakyti, tokį svarbų momentą, ką šiandien pameditavau ir norėtųsi pasidalinti, tai dėl pačios laisvės. Žmogus turi pasirinkimo laisvę ir jisai nori turėti tą pasirinkimo laisvę. Bet pačios tokios kaip laisvės ne visi supranta, kas tas yra laisvė. Laisvė yra realiai nuo durnų įpročių. Aš gal buvau kažkada minėjęs, bet aš galiu kartotis apie tai, nes čia sunku yra suprantama. Ir dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, tai žmonės realiai bijo laisvės, jie bijo pokyčių ir vien dėl to, kad laisvei reikalinga atsakomybė. Reiškia atsakingam būti už savo veiksmus, imti gyvenimą į savo rankas, ne kažkam tai patikėti savo gyvenimą. Ten kas kaip sako, kaip gyventi, kas kur sako, kaip negyventi. O tiesiog sužinoti tą šaltinį, kuris būtų skleidžiamas iš šviesių žmonių, kurie transliuoja iš gerumo pusės, kad norintys padėti. Tai va, tokių žmonių reikėtų klausytis ir mokintis, kaip ta laisvė ugdoma tiesiog. Jinai iškart neatsiranda, jinai po truputėlį. Step by step, heart to heart.